Sveiki visi, su jumis Guga Games ir šiandien mes tęsime savo namo statybas. Bet mums labai sunkiai jos gaunasi, nes projektas savotiškai sunkus, tai atleiskite, bet tai gali užtrukti šiaip nemažai. Tai va, uždėsime smėlio. Vėl lydytis ir galėsime eiti Gerai, galėsime eiti statyti toliau. Kol kas mums reikia, ko mums reikia. Mums reikėtų padaryti stogą, o gal mums stogą padaryti iš tokių panašių blokų. Man rodos, reikia pakelti vieną bloką aukštyn viską šitą. Gerai, reikia mums, reiškia, dar reikia medienos. Nu tai kasime medieną ir tai bus mūsų namelis pastatytas. Kasime medieną. Šitą dar iškasime. Kiek mes čia daugiau medienos iškasim, atrodo, anksčiau buvo čia tokia lygi daug medžių, o dabar tokia žiauriai lygi vietelė paliko. Reikės paskui čia gauti tų sodinukų medžio ir pasodinti čia medžius, kad neatrodytų taip iškirsta viskas. Bus gražiau šitaip, manau. Čia žiūri daug bičių. Galėsime padėti laužus po aviliais ir rinkti medų iš jų tada. Tokiu būdu. Man rodos, tam turėtų įsilydyti tas stiklas. Jo įsilydė. Tai gerai, dabar mums reikia padaryti stiklinės šitos daiktus, plonų stiklą. Tai gerai, ir būtų gerai padaryti kopėčias. Mes prikasėm šitą. Jau mums nebe tiek daug reikės, tai galime truputį pasidaryti. Šitiek, manau, užteks. Ir mums reikėtų padaryti kopėčių. O ir galime šitą pasidaryti, kad būtų gražiau taip eiti. Gerai, pasidėsime steikus čia toliau. Gerai, dabar darysime šitaip ir mums dabar reikia pratęsti šitą statymą visą. Tai gerai. Ok. Šitaip, tada šitą dedam čia, šitaip statom šitą, šitas šitaip, šitas šitaip. Šitas namas jau toks aukštas atrodo, bet jau beveik pastatytas, liko stogas ir antras aukštas. Ir bus, manau, užbaigta. Gerai. Gerai. Toliau dedam šitaip. Ir galim padaryti. Jo, šitaip bus normaliai ir tada darome grindis.
Mums dar reikia truputį lentų ir reikės dar prisikasti žiauriai daug akmens. Va šitaip kažkas. Va, čia bus toksai antras aukštas. Čia tų kambarių jau nebebus, o čia va bus toksai. Va šitaip va, mes padarysime tokį langą ir va čia bus toks chill zona. Poilsio zona, tenai mes čia bus miego zona. Tai va. Palaukite, padėsime šitą blokus. Mums nebeliko toksai, dar pakirsti truputį medienos. Oi, kažkaip per duobė kažkokia, gal kryperis susprogo. Nebeatsimenu. Galit parašyti komentarus, kokį namą esate jūs statę, ir kokie namai jums patinka labiau, šiuolaikiški ar tokie senoviniai labiau. Nežinau kaip jums, bet man patinka labiau tokie kaip senoviniai Minecrafto namai. Nes jie duoda tokį jaukumą ir šiaip. Ir ateityje gal padarysime šitame name židinį kažkokį va. Nežinau kur, bet gal kažkur čia netgi. Va. Nu tai va. Gerai, dabar mums reikia čia nueiti. Padėsime čia medieną šitą. O čia mes šitai padarysime. Čia bus toks vaizdas. Ir bus labai gražu. Ai, ir be to mes praeitoj serijai pasidarėme šitos, mes galim pastatyti šitą va šitaip ir čia mums atsidarinės. Oi, ką aš padariau gal. Ne, šito mums nereikia. O ne, lietutis pradėjo eiti, bet gal jis nelabai trukdys. Tai tamsu šiaip kažkaip paliko truputį, bet normaliai bus. Gerai, tada šitaip dedam, šitaip kažką, šitaip ir toliau apstatom šitaip interjerą. Jeigu ką čia kažkaip gal padarysime tokius, kaip laiptelius, tik aukštinkojom ir čia padėsime čestus visokius. Arba nežinau, kažkokių šiaip dekoracijų gražių. Jeigu jūs galite pasiūlyti komentaruose, nežinau ką čia padėti. Manau gal čestus, jeigu ką. Tai va. Čia šiaip irgi galim padaryti langelį. Štai tokį mažą. Mes čia nelabai žiūrėsim gal. Tai va. Ir neblogai savotiškai gaunasi. O jeigu mes padarysime šitaip. O ne, naktis jau toje atsispaunins tie mobai. O jau atsispaunins. Ne. Greičiau lyviam. O ne. 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 Mes negalime niekaip mirti. Morką gavom iš zombių. Pavyko. Žiūri mažai širdelių. O mes turime deglų. Čia jau gerai. Apšviesime truputį. Tikriausiai čia toks perlaukti naktį. Tai aš sustabdysiu, nes tai bus nuobodu. Tai truputį susitiksime po nakties. Aš čia truputį pagalvoju, gal mes galėtume pabandyti išeiti ir atrasti savo lovą, bet mums reikia iš pradžių pasihylinti. Šiaip gal net ir verta pabandyti, tai nesinori kažkaip prarasti, jeigu ką, koordinatės.
Mes įsiminėm, tai galėsim atrasti, to atsihilinsim ir galėsime bėgti. Reikėjo į namus nubėgti, bet nesvarbu. Ten bent liko mano lova. Gerai, bėgam. Jamam, kur mano daiktai? Ne, mes mirėm. Bet mes, man rodos, paėmėm lovą. Aš neatsimenu, ar mes paėmėm ar ne. Tikiuosi, kad paėmėm. Aš netyčia. Ne, mes nepaėmėm. Jis susprogo, man rodos. Nu gerai, susitiksime jau prie namų. Tiesioginis ištraukimas. Mes bėgdami namo atradome kažkokį tai village, aš jo nežinau, bet čia man rodos naujas. Tai mes galime čia užsukti ir pasislėpti ir permiegot. Taip kad bėgam greičiau, aš nežinau, kas čia per village'as. Golemas, jis mus apgins. Jas, mums pavyko, mes permiegosime čia. Ne, čia nėra lovas. Kur ta lova? Bėgam, tai tikras hardcore'as kažkoks. Ne, taigi kelkis, villageri, duok tu man išsiseivint. Aš negaliu permiegoti. Nu, žodžiu, mes permiegojom. Geriau aš paimsiu šią lovą, o tai jos man dar prireiks. Šiaip gerai, mes atradome dar vieną village, mes jį galime aplūtint. Paimsime šitą, nes šitas greičiau resursus lydo. Tai kam mums iš vis tų gėlių, kam jas čia reikia? Gerai, paėmėm šitą. Reikia dar nužudyti golemą, kad gauti truputį resursų. Atleisk goleme, bet taip reikia. Man reikia resursų. Ateik čia. Na, šitą. Metalas. Kiek jo gausime čia? Kam mums ta kiaušinė? 4, šiaip normaliai. Mes dar turim persilydinsim paskui. Tai savotiškai gerai. Ką čia gero? O čia kažkas gali būti. Vienas lapelis ir batonas. Tobula. O kilimą aš paimsiu. Kilimas normalus. Savotiškai šito mums nereikia. Šito irgi. Ir man rodos, be to mes truputį pasiklydom. Arba nepasiklydom, aš nežinau, bet man labai sunku atrasti dabar namus. Šiaip nereikėjo tikriausiai eiti bandyti kovoti prieš pasimti savo lovus, nes mums nelabai pavyko tai padaryti. Gerai. Mūsų namas kažkur ten turėtų būti, man rodos. Plaka. Ten Sahuros kalnas. Ten Sahuros auga. Gerai, šitą kaimelį mes aplankysim paskui. Tai aš dabar įsiseivinau koordinates, nusifotkinau ir čia dar kažkoks keivas. Gerai, einam namo. Namai kaip ir toje pusėje, jeigu neklystu. Pagal tai, kaip aš atsimenu koordinates, tai jau. Galėjo ten kažkas, nes ten kažkokia sala biškį matas. Tikiuosi ten ta sala, nes labai nesinorėtų pamesti savo namų, kurias mes statėme keletą serijų. Gerai. Kažkaip nepanašu, kad čia irgi tas, man rodos, biomas, bet tikiuosi, čia ta vieta.
Čia dar vienas kanjonas. Irgi įsiseivinsim koordinates, gal dar kažką lentą seriją, nežinau, gal ateisim kažkada čia. Taip kad... Galvojau nenumirsi, bet taip gaus, kad jau numiriau. Čia jau 6 diena iš gyvenimo, taip kad... Negalvoju, kad taip nutiks. Einam čia. Tada čia, man rodos, reikia eiti. Kažkur čia turėtų būti, man rodos, mūsų namukas. Nedastatytas. Ir mes jį dastatysime, bet reikia iš pradžių jį atrasti, pabandyti kažkaip. Nes tai labai sunku. Vis kažkur 800 koordinatėse. Kažkaip nelabai matos tas mūsų namukas. Netikiuosi aš jį atrasiu, nes labai nesinori statyti naują. Ne, jis kažkur čia turėtų būti. Gerai. Kiek čia vėliau, man rodos, prie mano namuko tiek tikrai nebuvo. Tikriausiai aš bėgu ne į tą pusę. Jo, tikriausiai. Tikriausiai mums reikia kažkur ten. Gerai. Nu jo, šitiek moliūgų aš tikrai nemačiau dar. Tai tikrai ne čia, kažkur ten turėtų būti mūsų namas. Labai sunku jį atrasti kažkaip dabar. Palaukit. Man rodos, aš radau vietą čia, tikriausiai kažkur mūsų namai bus. Jo, tikriausiai jie ten kažkur. Ten villages? Pala, man rodos, mes radom jos, nes tas villages buvo ten. Jo, čia tas villages, man rodos. Tikriausiai. Jo, tas pats. Mes visgi atradom mūsų namus. Jie ten bus. Tikriausiai. Pala, ar čia ne tas? Ne, tas, va, aš prisimenu tą vėliavą iš pirmos serijos. Gerai, dabar mums reikia tik tais daeiti iki mūsų namelio. Kuris buvo kažkur, neatsimenu tiksliai kur, bet tokioje salelėje, kur nežinau kaip jį... Na gerai. O va ir ta sala, jeigu neklystu. Jo, ten bus mūsų namas. Tai suvalgysiu. Ir dar greičiau plaukiu mūsų namelį. Jas, mes atradome jį. Tas kryperis mus susprogdino ir išgriovė mūsų lovą viską.
Namai, aš jūsų taip, nors jūs ir nedastatyti, bet aš jūsų labai pasiilgau. Kur jie? Namai? Kur mano namai vėl dingo? Ai va jie, pagaliau, aš juos visgi radau. Ir vėl tas, kas čia per duomis. Reikės užstatyti ateitį. Namai, aš jūs radau. Kokia čia skylė, tiesiog viską ištaškė. Mes kitoj serijai čia. Ai, mes turim žemės, tai gal ir užstatysime paskui. Svarbiausia dabar nenumirti vėl. Tai bus labai blogai. Šiaip dabar čia nieko nebėra. Ką daryti, taip kad galime toliau tęsti statybas. Atradom namą mūsų, kurį pametėm truputį. Oho, bet čia bus sunku dar praeiti, dar plus. Tai tikriausiai. Ai, mes galėsim čia padaryti pusę bloko tokias lentutės. Taip kad dabar, manau, reikės gauti resursų, bet man rodos jums jau atsibodo žiūrėti, kaip aš renku resursus, taip kad aš sustabdysiu ir susitiksime su resursais. Na štai ir mes susitikome vėl, mes pasikraftiname šitų ir padarysime va štai šitai. Tikiuosi jau užteks, bet nemanau. Tai čia truputį mums reikės medienos pastatyti. To išbaigsime šitą ir tikriausiai teks mums atsisveikinti dėl kitos serijos, nes namas statybos, patikėkite, žiauriai sunkios ir namas labai sunkiai statosi ir visgi nelabai čia tik atrodė, kad labai daug resursų. Na štai va toks va bus mūsų mini palėpė. Tai noriu su jumis atsisveikinti su va tokiu gražiu vaizdu. Tai su jumis buvo Guga Games ir iki kito karto.